Sveiki dar kartelį. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu toliau apie lenteles, apie jų panaudojimą, tarkime, kryžiažodžių sudarimui arba galime kažkokius ir raštus sudaryti liaudės tautodailės raštus, sakykime, panaudojant lenteles. Taigi, pirmiausiai apie kryžiažodžių sudarimą. Įsiterpėme lentelę didesnę, tai įterpti lentelę pasirenkame, kad stulpelio būtų koks, tarkime, 15, eilučių gali būti ir 20. Reikėtų, aišku, jeigu norime konkretų kryžiažodį, tai reikėtų jau suskaičiuoti, kiek jame yra maksimalus stulpelio kiekis, kiek jame yra maksimalus eilučių kiekis, na ir tada jau pasirinkti fiksuotą stulpelio plotį, tarkime 1 cm ir spausti gerai ir turime mes tokią lentelę. Jeigu bus plotis blogas ar aukštis eilučių netinkamas, paskui galėsime pasikeisti. Dabar pirmas žingsnis, ką mes turime padaryti, tai visas linijas, visas kraštinės reikėtų padaryti nematomomis. Tai ateiname kraštinės ir be kraštinių pasirenkam visą lentelę pažymėjus. Va čia variantas, kada mes greitai galim pažymėti visą lentelę. Jeigu atsitiktų taip, kad nesimatytų jūsų lentelės, tada makete yra rodyti tinklelius. Va čia, jeigu aš dabar išjungčiau, aš nematau, nors rodo, kad yra lentelė, bet aš jos nematau. Rodyti tinklelius parodo tas nematomas kraštines. Nu, o dabar tiesiog jau galiu žymėti atitinkamas lentelės dalis, atitinkamus langelius ir uždėti kraštines. Ir tada, sakykime, ateinu į čia, pasirenku, kad visos kraštinės, netinkama man yra kraštinė, tai gali būti ir šita, bet jinai yra per stora gerokai, tai pasirinksiu plonesnė, galbūt, jo, dviguba viskas gerai. Ir tada čia pasirenku, kad būtų visos kraštinės. Turiu va tokią lentelės dalį. Toliau kitur galbūt aš jau čia vėl visos kraštinės, toliau vėl, aišku, kaip ir minėjau, buvau sakęs, kad galime kontrolaikant pažymėti keletą dalių, tai va šiuo atveju pažymiu ir keletą dalių ir iš karto dedu kraštines. Na ir tokiu būdu jau galime sudaryti kažkokią tai kaip ir kryžiažodžius, čia kažkas tai gali susikirsti. Tarkim, ir čia priklausomai nuo to, kokį turėtume tą kryžiažodį, galime čia tikrai pasidaryti įvairiausių variantų ir galbūt ir dar čia kažkas gali būti. Tai vėlgi žiūrint, ką mes turim ir ką mes norime padaryti. Toliau, kai jau turime pasidarę tą tokį, kaip vadinkime, kryžiažodžių, toliau galime susinumeruoti, kur kokie klausimai, tarkime, ten 1, 2, 3, 4 ir apačioje galime pateikti pačius klausimus. Na, o kad nesimatytų tų nenorimų linijų, tų nematomų linijų, tai jau rodžiau, kad einame į maketas ir nuimkime rodyti tinklelius ir gauname visai puikų kryžiažodį ir galime jį naudoti ir galime jį turėti. Tai tokiu būdu mes galime greitai padaryti kryžiažodį, naudojant lenteles. Kitas, sakykime, variantas, kaip minėjau, tai yra tautinių raštų sudarimas, tai vėlgi įsiterpėme lentelę. Galime kokį tai paimti jau daugiau gerokai, 40, tarkim, stulpelio plotis paimkim, kad būtų kiek leidžia mažesnis. Na ir vėl pirmas žingsnis, tai reikėtų padaryti, kad būtų be kraštinių. Nusiimti kraštines, dabar kadangi jau nerodomos yra, tai eikime į maketą ir įjunkime tinklelius, kad būtų rodoma. Na, o toliau, jeigu norime, galime pasididinti vaizdą, kad būtų geriau ir toliau galime žymėti langelius, sakykime, laikant Ctrl, va tokiu būdu tiesiog pažymėti atitinkamus langelius. Aišku, darbo yra
daug, bet taip žymint, paskui mes galime jau nusispalvinti tuos langelius, tai čia net nepakalbėjau pirmą, kad yra galimybė nuspalvinti atitinkamus langelius, tai va dabar parodžiau. Aišku, jeigu mes norim, mes galime kopijuoti, tai Ctrl+C pažymėjau, Ctrl+V įklijavau ir aš turiu jau tokį pat raštą. Tai tokiu būdu labai greitai, aišku, čia mes galime dar toliau žymėti, tai tarkime va čia yra toliau žymima, na ir galime padaryti, va sakykime, kad būtų jau padarytas kažkoks tai raštas. Na ir galiausiai, kai jau mes tą raštą galime padaryti spalvotą kažkokį tai, kad būtų, ir tokiu būdu mes galime turėti atitinkamus raštus kažkokius. Na, aišku, jeigu tie langeliai būtų smulkesni, tas raštas galbūt atrodytų gražesnis ir tikrai galima pridaryti visokių gražių tautinių raštų. Tai vėlgi reikėtų tik tai paskui galiausiai paslėpti tinklelius, na ir vėl turėtume kažkokį tai raštą ir galėtume kažkur tai turėti įdėtą ir tokiu būdu niekas, ko gero, galbūt ir neįtartų, kad tai yra lentelė. Jeigu kurios dalies nereikėtų čia tos lentelės, tai aišku, galbūt vėlgi įsijunkime tinklelius ir, vat, sakykime, šitos dalies nereikia, tai mes tiesiog pažymim šitą dalį langelių ir tada mes tiesiog išnaikinkime naikinti eilutes ir ta dalis dingsta, o mes paliekam šitą. Jeigu mums nereikalingi ir šita dalis, tai mes galime ir šitą dalį irgi išnaikinti ir jau tik dabar naikiname stulpelius ir galbūt ir šitą dar stulpelę panaikinsiu ir tokiu būdu mes paskui galime, sakykime, tuos stulpelius kopijuoti, eilutes kopijuoti ir turėti papildomą kažkokį tai sukurtą raštą. Neparodžiau, kad per šitą kampą mes galime didinti lentelę, va turėjome tokią mažytę, dabar jau turime tokią didelę buvau padaręs ir vėl atitempiau, tai labai greitai galime per šitą kampą nusistatyti tokią, kokią mes ją norime turėti. Tai tiek yra apie lentelių pritaikymą ir kryžiažodžių bei raštų, lietuvių liaudies raštų kūrimą naudojant lenteles.